Mūsų ego, įsivaizduok ir kaip nardymo akine, ne? Ir dabar tu kondaras tas nardymo akinės, tu paneri, tu plaukiai. Nardymo akinė atlikti savo funkcijai, tau rodyti viskom po vandenį. Bet jeigu tu dabar savo nardymo akiniams, savo ego, pradėt sakyti, nu davai, kur man varyt, rodyk ten, kur man reik varyt, ko man reik daryti, suplanuok ton, padaryk ton, plauk ten už mani, viskom daryk už mani. Kas atsitiks? Tavo tai akinė gaus tiek spaudimą, kad anei sulūš, anei subirės tas stiklas. Taip pat ir mūsų ego, nes tų akinių funkcija ir tau rodyti, leisti rodyti po vandenį. Mūsų ego funkcija ir leisti tau patirti, nes be ego tu nepatirtum dabar, čia ir dabar. Nepatirtum procesą to čia ir dabar. Tam tas ego ir yra. Ego nėra sukurts ir tau duots, kad tu galvotum ir suplanuotum viską į ateitį, ten žinotum, kaip ten įvyks, kaip ten bus. Tu turi tada lūkestį, tu užblokuoji viską, ką visą tą tau gali atsiųsti. Ir tas ir ypatingai svarbu suvokti, kad mūsų ego ir čia vien dėl to, kad duotų mums patirti, o ne dėl to, kad leistų ten suplanuoti ir žinoti, ir kaip įvyks ten kas taip ir galvoti. Tada užstringi, būni nerime, būni strese, mums to nereikia.